Mūsų laidose nekartą esame kalbėję apie vaikų saugumą keliuose. Kokie pavojai mažųjų tyko mūsų gyvenamoje aplinkoje ir kaip išvengti nelaimių, pasakojama rubrikoje Geri patarimai. Neretai jauni tėveliai suka galvas, kaip augančiam vaikui sukurti saugią aplinką. Diena po dienos mažylis tampa judresnis, jam vis lengviau pasiekti įvairiausias namų vietas. Taigi vertėtų nepamiršti apie visai šalia tykančius pavojus. Smalsus vaikutis gali prisiverti pirščiukus, apžiūrėdamas, ką tėveliai laiko spintelėse. Jis gali pasiekti pavojingus ten esančius daiktus ir susižeisti. O ką jau kalbėti apie laiptus, elektros lizdus ir smailius kampus. Niekad negali žinoti, kada tas vaikas pradės eiti ir dažniausiai pradeda ne tik eiti, pradeda bėgti greitai, bėgom ir tai iš karto matosi, kur jam yra įdomiausių vietų. Ar tai būna stalčiukai, ar tai šaldytuvas, ar kažkur norisi užlipti už televizoriaus. Geriausia apsižiūrėti gerai namuose visus kampus, kaip sakant, ir pagalvoti, ar ten vaikas tikrai negali kažkur tai įkišti savo rankų ar kojų, ar dar galvos, ar dar kažko tai. Parduotuvės Baby Center atstovas tėtis Andrius turi 2 sūnelius, dėl kurių namuose ne tik teko persitvarkyti stalčius, bet ir pasirūpinti papildomomis saugos priemonėmis. Todėl jis tikrai žino, ką pasiūlyti tėveliams, norintiems savo mažyliui namuose sukurti saugią aplinką. Mes savo parduotuvėje turim tikriausiai visų vietų apsaugojimo priemonės. Ir tame tarpe būtų ir laiptai, ir tarpturiai, ir židinį galima apsisaugoti. Paskui visus baldus galima užrakinti, kokius tik tais galima sugalvoti. Ir mikrobangų krosnelės, ir stalčiukus, aišku, stalčiukams ypač daug yra visokių priemonių skirtingų ir su magnetukais, kad vaikas nepasiektų. Ir ten, kurie paprasčiau atsirakina, sudėtingiau, klijuojamų, tvirtinamų su varžtais. Ir taip toliau. Tai tų iš tikrųjų priemonių, jeigu žmogus ateina ir ieško kažkokio net specifinio daikto, mes būtinai pasirandame. Na, o patys pavojingiausi namuose – laiptai. Net baisu pagalvoti, kas galėtų nutikti, jei mažylis, geriau negalvokime ir tokias mintis vykime šalin. Vartelių įvairovė gana plati. Nuo įspraudžiamų iki įgręžiamų į sieną, o kai kurių apsauginių vartelių net nereikia atidaryti rankomis, kuomet juose nešatės mažylį. Neišimtis ir varteliai židiniams, dideliems plotams, arkoms užtverti. Tiesiog svarbu žinoti įėjimo plotį, o aksesuarų juos praplatinti visada yra, teigia parduotuvės Baby Center atstovas. Jei jau prakalbame apie saugumą, šios laidos herojė mama Simona, auginanti 1,5 metukų dukrytę Dominiką. Mama Simona galėtų būti pavyzdys kitoms mamytėms, kuriant saugią aplinką namuose. Tai mūsų Dominika yra labai aktyvi mergaitė. Kaip mano mama sako, mano kopija. Labai visur lenda, landžioja, eina, bėga, viskas įdomu, labai žingeidi, labai nepastovi, visko nori čia ir dabar. Ir vieną dieną tai atsitiko. Po vieno atsitikimo, kai Dominika prie laiptų lenkėsi kamuoliuko, labai stipriai lenkėsi ir į laiptų kampą atsitrenkė. Ir tada iššoko didelis gumbas, teko ilgai raminti, tada pamiegojo. Ir po to iš karto važiavom į parduotuvę. Iš pradžių mes pirkom bespalves, tai yra permatomas apsaugas. Ir galvom, kad tik tai mums nesimatytų, nes jeigu kur nors čia kas nors fotografuos ar namuose fotografuosim vaiką ir paskui matysis kampai, bus negražu. Iš tikrųjų, tai reikia, kad būtų saugu, kad tas kampo apsauga būtų efektyvi, minkšta, o ne tik permatoma ir graži. Tai tas permatomas apsaugas vaikai labai gerai nulupi. Tai iš tikrųjų reikia nepergyventi, nes vaikas tikrai užaugs. Tu nuimsi tas apsaugas, nieko nesimatys, o jeigu sienai bus skylutė, tai visada galima panaudoti glaistą ir dažus. Na, o apie vartelius Dominikos tėveliai pagalvojo daug anksčiau, kai mažylė dar mamytės pilvelėje gyveno. Antram aukšte jau mes buvom užsidėję vartelius ir visi draugai galvojo, kad mes vartelius užsidėjom dėl būsimų vaikų, bet iš tikrųjų tai pirmas žingsnis buvo, mes saugojomės nuo šuns, kad jisai neliptų į antrą aukštą. O kai atsirado Dominika, tai aišku, pirmas signalas buvo, kad mums reikia turėklų, nes laiptai prieš tai buvo be turėklų. Ir žinoma vartelių. Dažnai žmonės nusiperka vartelius ir jų tinkamai nepanaudoja. Kaip ir buvo nutikimų, kad nusipirko vartelius, kuriuos reikia gręžti į sieną, bet tiesiog įspraudė tarp 2 sienų
ir vaikai atsirėmė nugriuvo. Ačiū Dievui, kad nebuvo kažkokių nelaimingų atsitikimų, viskas sėkmingai baigėsi. Tai mes labai džiaugiamės, kad mes iš tikrųjų stacionarius vartus turime. Jie nesulūš, nenugrius, vaikas nesusižeis, tai iš tikrųjų labai džiaugiamės tuo. Na, o mes, kaip visuomet, pas mūsų mamą heroję atkeliavome netuščiomis. Labai džiaugiamės, kad yra tokių šaunių mamų, kurios rūpinasi vaiko saugumu nuo pat mažumės ir tikrai apžiūri visus kampus. Ir štai jums yra dovanėlė, surprizas nuo Baby centro, kad jūsų namai būtų dar saugesni arba prireikus būtinai galėtumėte juos kreiptis pagalbos. Labai ačiū. Džiaugiamės ir mes, kad Dominykos mama it pro padidinamąjį stiklą pažvelgė į pavojingiausias savo namų vietas. Juk kaip pati sako, svarbiausia, kad vaikas augtų saugus, mylimas ir laimingas. To paties įlinki ir kitoms mamytėms bei tėveliams. Na, o mes tikimės, kad jūsų mažylių dėl smalsumo neteks išlieti nei ašarėlės, nes jūs, tėveliai, nepaleisite vaikučio iš savo akiračio ir pasirūpinsite jo saugumu namuose jau dabar.